diena, gerbiamas. Netikėtai, bet posėdis tikrai svarbus. Klausau jūsų. Direktoriau, mes atėjom su tokiu tikslu, kad mes manome, kad jūs privalote palikti gydytoją Alekseičiką, nes mes pradėti gydyti jo ir paliekame vidury gydymo be jo darbo, be jo palydos ir jisai yra būtinas ribinių ligų skyriui, kaip to skyriaus vadovas. Tai, matot, nėra atskirų Alekseičiko ar kažkieno skyriaus. Reiškia, skyriuje lieka daktaras Remeikis, kuris turi patirtį dirbti su šitais pacientais, kuris žino visą šitą, kaip sakyti, skyriaus tvarką ir visas kitas skyriaus, kaip pasakyti, metodikas ir panašiai. Bet mes liekam be tęstinumo, mes vidury gydymo besveikdami esame paliekami. Mūsų gydytojas gydė savo. Tai žiūrėkit, gydytojai suserga, ar ne, gali žmogus susirgti, ar ne, tai kiekvienam skyriui būna, kad vienas gydytojas pradeda gydymą, kitas tęsia, nes gydytojai išeina atostogų, gydytojai suserga ir panašiai. Tai čia, žinokit, kaip čia pasakyti, taip visada gyvenime būna. O kas būtų, jeigu gydytojas Alekseičikas būtų susirgęs? Jis turi teisę susirgti. Tai čia tikrai ne kaip pasakyti, ne argumentas, kad gydytoją palikti dirbti dėl to, tai čia niekada tada galima žmogaus niekur neišleisti, nes vieni pacientai, tada keičiasi kiti ir tada žmogus niekad iš pagal jūsų logiką negalėtų nei susirgti, nei išėti atostogų, nei kažkas panašaus. Suprantat, kaip yra, dauguma pacientų atėjo būtent gydytis pas šitą gydytoją, konkrečiai pas Aleksandrą Alekseičiką. Tikėjo. Ir ateina į šitą ligoninę tik dėl to, kad čia jisai dirba. Mes laukiame ilgas eiles, kad patekti pas šitą daktarą. Mes rašome jam padėkas. Aš galėčiau pabaigti? Ačiū Jums. Mes rašome jam padėkas, nes matome, kaip per šitą laikotarpį, kol mes patys čia būname, žmonės atėję su didžiulėmis rizikomis negyventi, jie atsistoja, pradeda gyventi, pradeda sveikti arba visiškai išsveiksta. Dėl to mes ir gydomės būtent šitame skyriuje ir būtent pas gydytoją Alekseičiką. Ir mums yra visiškai neaišku, kaip gali būti neužtikrintos mūsų kaip pacientų teisės vidury gydymo staiga imti ir pakeisti gydytoją, informuojant šiandien ryte apie tai. Mes irgi turime savo teisės, mes turime savo pasirinkimus ir norime šitą procesą tęsti čia ir būtent su daktaru Alekseičiku. Tai žiūrėkit, jūsų, kaip pasakyti, dar kartą kartoju, o kas būtų, jeigu gydytojas būtų susirgęs? Pasveiktų ateitų. Tai pasveiktų ateitų. Dabar jau leiskite man pabaigti. Tai kitas dalykas yra tai, kad apie eiles kalbėti negalim šiandien, kiek yra 11 pacientų, reiškia skyriui. 2 gydytojai, 11 pacientų. Tikrai jokių eilių tikrai nėra. Ir skyrius yra net neužpildytas. Dar vienas dalykas. Jeigu žiūrėt pagal teisės aktus, reiškia ministrų patvirtintus, tai vienam gydytojui dienos stacionarai yra 15-20 pacientų. Šiandien 2 gydytojams čia yra 11. Vadinasi, tas skyrius tikrai nėra, kaip čia pasakyti, nei perpildytas, nei eilės, nei tai, kad kitas gydytojas negali užpildyti. Aš dar kartą jums kartoju, nėra pas mus gydytojų Alekseičikų, gydytojų, nežinau, Bukelskių, gydytojų dar kažkokių skyrius. Yra ribinių būsenų dienos stacionaras. Jums gydymas bus užtikrintas, jį tęs gydytojas Remeikis. Daugiau tai, kad jūs atėjot jūsų pasirinkimas, kad jūs atėjot pas gydytoją Alekseičiką, bet aš jums dar kartą sakau, pagal visus teisės aktus jums bus šitas gydymas užtikrintas ir tęsiamas. Daugiau aš negaliu nieko jums pasakyti, aš šito įsakymų tikrai neatšauksiu. Šita epopėja tęsiasi jau keli mėnesiai ir gydytojas Alekseičikas darė, kaip sakyt, viską,
tam, kad šiandien susidarytų tokią situaciją. Jam buvo duota N kartų, kaip sakyt, siūlymai kažkaip tai pasiaiškinti, paaiškinti situaciją ir taip toliau, jisai to nedarė. Ir mes tikrai nesitaikstysim su nuolatiniais etikos pažeidimais, nepaisant to, taip, aš suprantu, kad yra pacientų, kuriems jis patinka, bet nepykite, bet yra ir kiti žmonės, kuriems jo etikos nuolatiniai pažeidimai yra tikrai nepriimtini. Tai aš tikrai galiu jums labai užtikrintai pasakyti, kad šitas sprendimas nebuvo spontaninis. Iš tikrųjų, daktarui buvo daug kartų siūlyta išsakyti savo nuomonę, pasiaiškinti, atsiprašyti ar kažkaip tai. Žodžiu, susitvarkyti su savo etiniais dalykais, bet žmogus, kuris nuolatos pažeidinėja etiką, aš pripažįstu, kad jisai yra geras specialistas, bet geras specialistas nereiškia, kad jam leidžiama viskas, tai yra nepagarba kolegom, nepagarba galų gale tam tikriem žmonėm. Gydytojas turi būti visapusiškas ir etikos dalykai irgi yra labai svarbus. Tai aš nekvestionuoju jo kaip specialistų gebėjimų, bet etikos reikalavimai gydytojams taip pat taiko. O kaip mums, tarkim, dabar elgtis? Aš kaip pacientė norėjau gydytis nuo gruodžio mėnesio ir aš esu praėjus tikrai ne vieną skyrių, ne vienoje ligoninėje ir aš žinau, kad man vaistai, tarkim, nėra pagrindinis dalykas, kur padeda. Ir man gydytojas tinka kaip specialistas ir tikrai po gydymo čia aš sėkmingai toliau galiu, tarpsime, kur man kreiptis, ką man toliau daryti. Tai jūs yra skyrius niekur nedingo, visas personalas kitas niekur nedingsta, skyrius veikia, nieks skyrius. Man padėjo gydytojas Alekseičikas savo... Matot, tai čia yra, kaip pasakyti, aš dar kartą kartoju, pas mus nėra vardinių skyrių, tai nėra vardinis Alekseičikų skyrius. Jūs atėjote gydytis į ribinių būsenų skyrių į mūsų įstaigą. Aš turėjau paklausti, čia sėdinčių, kieno teisės buvo pažeistos, jūs taip labai daug pasakėte apie teises. Kieno teisės buvo čia etiškai pažeistos? Etiškai, ne. Ne, tai čia ne apie jūs kalba. O tai kas yra pacientai nėra svarbus? Kodėl niekas niekada paciento aplamai jokioje situacijoje neklausia. Aš dar kartą kolegų etika, o ne pacientų. Taip, yra dalykai, aš dar kartą sakau, dėl jo kompetencijų kaip specialistų, ne dėl to jis buvo atleistas. Jis buvo atleistas už grubius etikos pažeidimus. Tai kurie liečia kolegas, kurie liečia LGBTQ bendruomenę ir kitus žmonės. Gerai, Jūs pažymėjote 2 kartus etikos teisės, kitų žmonių teisės. Tai čia ne žmonės. Tai kuo jūsų teisės pažeistos? O dabar mūsų teisės yra pažeistos atleidžiant gydytoją Alekseičiką. Tai yra mūsų gydytojas, kuriam mes atsivėrėme, dėl kurio mes sveikstame ir dėl ko mes išsaugojame savo gyvybės. Jeigu jisai susirgs, tai vėlgi bus irgi jūsų teisės. Jis susirgs 3 dienas, jis sveikas. Kodėl 3 dienas jisai gali sirgti ir daug laiko? Tai čia hipotezės. Ne, tai ne hipotezės, tiesiog aš dar kartą sakau, jūs gydotės ribinių būsenų skyrių. Bet mes ateinam pas gydytoją. Vadovas tinkamas. Iš esmės skyrius negydo vien dėl to, kad jis ribinių būsenų skyrius. Yra visas kolektyvas, skyrius lieka. Gerbiamas direktoriau, aš noriu paklausti, LGBT teisės pažeistos, mes netaikėt bendruomenė, mūsų teisės nepažeistos. Ne, nepažeistos. O kuo jau pažeista ir, bet pavyzdžiui, būtų labai įdomu, jeigu yra galimybė sužinoti statistinių ligonių pasveikimas. Ar jūs daro tokią statistiką kaip... Žinot, aš pasveikimų... Daktaro Alekseičiko, kiek jisai, kiek pacientų ir koks yra pasveikimo lygis ir kiek kitų skyrių. Matot, pasveikimų lygį nustatyti, nėra kriterijų tokių, koks pasveikimo lygis. Aš galiu pasakyti vieną paprastą dalyką, reiškia, kad gydytojo Alekseičikų vadovavimas skyrius pirmiausia buvo uždarytas stacionaras.
dėl to, kad pacientų nebuvo. Ar dėl to, kad trukdė ten pakliūti? Ne, dėl to, kad Nežinau. Žiūrėkit, tai dabar jau čia nepradėkim kurt sąmokslų Ne, aš teorijų, pati kas su savim atėjau. Tai va, tai čia kaip ir apie eiles ir taip toliau. Dabar šiai dienai vėlgi, pas juos yra 20 vietų, jūsų yra 11. Tai 2 gydytojai. Tai reiškia, tikrai šitas skyrius nėra populiarus. Ne, palaukit, nepopuliarus. Tai aš jums sakau statistinius duomenis. Aš nesakau, kad jis yra blogas ar dar kažkas, bet aš jums sakau skaičius. Čia viskas aišku, gerbiamas direktoriau, bet kada ateini į priėmimą ir kai pasakai konkrečiai, kur nori eiti gydytis, Taip. ten prasideda, Taip. va taip, va ten. Tada jau žmogus, jeigu jis nežino, kur jį nukreipia, ten jis ir nueina. Jo, tai Čia manipuliacija ypač yra. sergant tokiom Yra. sutrikimais kaip Jo, mes. ir čia yra šita manipuliacija jau nuo Ir šiaip aš priėmimo. gulėjęs 6 skyriui, tai atsiprašau, kad pertraukiu, tai tenais labai dažnai baubų yra tiek priburta apie šitą skyrių. Dabar mes taip jau... Tai jūs sako, kad jis nepopuliarus. Nepopuliarus. Tai jūs žiūrite tik į skaičius. Tai o į ką dar galima žiūrėti? Išgelbėtas gyvybės. O išgelbėtas gyvybės ir sveikatas sutvarkytas. Populiarumas dar yra, kurie ir trukdo. Skaičiai visą laiką Tai šiuo metu aš yra mažai. norėčiau dar paklausti tokio dalyko. Tai jūs įvardinote, kad gydytojas yra atleidžiamas būtent už etikos pažeidimus. Pakartotinius grupus etikos pažeidimus. Mano etika nebuvo pažeista. Aš Tai norėčiau dar jūsų, paklausti. tai be abejo, tai nebūtinai Už jūsų, o kokio jūs laikotarpio? esat vienintelis Tai šitam paklausom pasaulyje. kitų. Atsiprašau, gerbiamas direktorius, aš labai trumpai. Ar yra koks nors egzistuoja gyvenime dalykas, Jo. kurį mes padarę galėtume šitą dalyką pakeisti? Jo. Žinot, yra labai gerai pasakęs docentas Laurinaitis, ar ne? Tai jis yra pasakęs taip, kad vienintelis žmogus, kurį gyvenime galim pakeisti, yra mes patys. Tai čia lygiai tas pats pasakytina apie daktarą Alekseičių. Mes jau stengiamės jam visus šansus suteikti, bet vietoj to, kad jisai kažkaip tai kažką darytų tam, kad situaciją išspręsti, jisai kelis mėnesius nuoširdžiai, nuosekliai ją blogino, rodė nepagarbą visiems, etikos komisijai, kolegoms ir taip toliau. Tai, dėja, skausminga, bet logiška jo elgesio pabaiga. Tai jisai vis, kaip sakau, mes kiekvienas atsakingi už save. Jūs negalit žmogaus išgelbėti, jeigu jisai pats eina priešingai. Mes patys save gelbėjom. Gerai. Paskutinis. Ką jis turėtų padaryti? Jis turėjo padaryti. Ką turėjo? Jis turėjo paaiškinti savo poziciją apie savo viešus pasisakymus ir tą padaryti viešai. Tas jam buvo etikos komisijos sprendime, tą 2 kartus raštu. Aš jam parašiau, kad jis bent paaiškintų savo poziciją. O ką dabar turi Jisai padaryti? paaiškino. Jis dabar jau atleistas, viskas. YouTube yra video, kaip jisai aiškino. Žiūrėkit, o kaip jūs reaguotumėte į tai, jeigu aš jums papasakočiau, kaip jisai, kaip jūs sakot, panaudodamas kažkokius tai etinius neteisingus dalykus, kabutėse čia yra mūsų skyriuje, tai yra panaudojęs, sakykime, kitą kalbą, vokiečių pavyzdžiui, išgelbėjo žmogų gyvybę. Žinot, Mes matėm tai, mes liudininkai. Aš Inga apie tave aš dar kartą kartoju, kad aš nebejoju jo kaip gydytojų psichoterapeutų kompetencija, bet gydytojų keliami daugiau reikalavimų negu būti vien geru specialistu. Tai va čia yra tas, kad gydytojas turi būti kur kas daugiau negu vien geras specialistas. Žinot, galbūt santechnikui ar ten mašinų meistrui keliami mažesni reikalavimai, bet gydytojui yra keliami ir aukšti etiniai reikalavimai. Matote, vis tiek nuskambėjo iš tikrųjų labai kontroversiškai iš jūsų lūpų dėl to, kad jūs pasakote, kad etiniai dalykai yra daug svarbiau už pacientų sveikatą ir gyvybę. Ne daug svarbiau, bet tai taip pat svarbus. Ir gydytojas turi atitikti visus kriterijus, tame tarpe ir profesionalumų, bet ir etinių dalykų. Tai čia, žinot, iš tikrųjų, kaip sakyti,
nu, kaip pasakyti, kaip ir geras chirurgas, nu, nepykit, bet girtas negali įti operuoti. Bet nu, Šiuo atveju yra labai ryškus etikos pažeidimas, jeigu jūs taip mastote. Gerai, neskubėkit. Kaip mąstau, kas etikos Reikia bus pabaigti. Kad gydytojams reikalingi keliami aukštai Ne, etikos kad standartai. pacientų poreikiai yra pirmoji vietoj. Taip. Jo, ne etikos standartai. Jo, o ne etikos standartai. Aš nesakau, kas pirmoji, kas antroji, tai turi O būti turėtų viskas. būti. Tai jūs sakot, jūs dėl Tai to aš tą ir leidžiat sakau, žmogui. kad jūs norit pasakyti, kad gydytojas, jeigu geras specialistas, jis gali sau leisti bet ką. Taip? Jis Ne, gali tai nebuvo. Ne. Nu, tai Juoda taip. balta nereikia paaišyti, bet ką nebuvo. Geras specialistas, jis neleis savo visko. Tai Čia dėja, jau- daktaras leido savo Ne, tai tikrai va čia yra, ar įrodyti čia nepagarbą. žmogaus sveikata ir gyvybė, ar jo pasakyti žodžiai ir kaip kokiu momentu ištraukti ir kokiam kontekste ir kaip pateikta. Čia irgi- Žiūrėkit, dabar etikos pažeidimą vertinau ne aš, etikos pažeidimą vertino etikos komisija ir Lietuvos bioetikos komitetas, kaip sakyti, aukščiausia institucija, būdu jie pripažino, kad buvo pažeidimas. Matote, kaip iš tikrųjų yra dabar jau Lietuvoje ir tokių pavyzdžių, kai etikos komisijų vertinimai paskui atsiduria kitose institucijose, mes Šiaulių pavyzdį girdime ir matome, ir ten yra visai kitaip pervertinama, tai čia nebūtinai dar visi turi būti teisūs. Tai visai būna, jo, tiesiog visai būna gyvenime. Tai gyvenime visai būna, iš tikrųjų, žinokit, Ir tai... direktoriai pažeidžia ir Taip, visko būna. Visko Tai būna kad tikrai. čia Skaudžiausia šitoje istorijoje yra tai, kad pats- LGBT bendruomenė turi didesnės teisės Taip. negu ligoninė. Ir mes jaučiamės pažeistom teisėm, tai mes reiškia irgi turim kreiptis kažkur Tai kažkas jūs nagrinės galite, jūsų mūsų. teisė kreiptis Jo, į taip. etikos komisiją ir Tikrai gal gera mintis. O pacientų teisės? Jo. pacientų Yra teisės, kažkur. dar kur norit galit kreiptis, tik tai aš jums dar kartą aiškinu, kad nei vienam teisės akte nenumatyta, kad pacientas rišasi prie konkretaus, privalo įstaigą užtikrinti, kad konkretus gydytojas gydytų Jo, pacientą. bet jūs pats kaip Tai- pasakėte, Ne, kad žmonės gyvena ne Gerbiamas pagal direktoriau, teisės tai aktus. taip, Gyvenime nesirišti, šiaip. jau ateity gal ir nesiriš, bet ką daryti tie, kurie Dabar, pradėjo dabar. su tuo, tai duoti laiko pabaigti tą gydymą ir užbaigti. Daktarui Alekseičikui būtų duota labai daug laiko. Kada ten išspausdintas interviu, kiek laiko jisai turėjo, kiek sykių jo buvo prašyta ir gražiai ir raštu, kad jisai ką nors padarytų. O kad Tai pacientas ką paneigė. aš šneka, Jo. tai TV3 žinios ėmė interviu, yra video, yra straipsnis. Peticija Ką jis buvo turėjo renkama. padaryti? Taip, Jis turėjo ant taip. kelio O atsistoti. kaip LGBT neiškeliu Žiūrėkit, buvo labai aiškiai. Jau jums to reikėjo, kad jis ant kelio atsistotų. Man nieko nereikėjo, žinokit, man nieko nereikėjo, tiesiog yra etikos komisijos aiškiai išvada ir aiškios rekomendacijos. O jeigu nebūtų etikos komisijos, jūs paliktumėte jį? Labai atsiprašau, ar jūs Tai kiek jisai, mes jau jau dirba, man esant direktorių 20 su virš metų, tai ką? Jūs jį palaikėte. Reiškia, ten Aš jį spaudimą. labai daug kartų net leidau, nors Taip. buvo ir anksčiau ne vieną įspėjimą jis gavęs. Aš labai vertinau jo profesionalumą, bet kaip sakau, nu, kartais dėja ribos yra peržengtos. Bet ten yra, Kažkieno apie ko mes nežinom. Jo. Nu, tai žinote, bet ten aš yra pasakysiu. rekomendacijos ar privalomi dalykai? Rekomendacijos bioetikos komisijos. Tai yra rekomendacijos, kad privalom atleisti, ar tai yra rekomendacijos? Ne, tiesiog, kada tu pažeidi etiką, yra vertinama, kaip tu toliau elgiesi, bet faktas, kad jis pažeidė šiurkščiai etiką, yra faktas, tai yra konstatuota. O taip kaip pasakyti, ar tu vykdai rekomendacijas, yra klausimas, na kaip čia pasakyti, ar tu, paisai ir toliau elgiesi etiškai, ar tu toliau ignoruoji ir elgiesi neetiškai. O kaip visi pažeidė, galiu paklausti. Kaip pažeidė jisai? Tai ten buvo Nes mes vertintas jo vieši pasisakymai tiek žiniasklaidoj, tiek per susirinkimą, buvo bendras susirinkimas gydytojų ir psichologų mūsų, kuris irgi labai neetiškai pasisakė daugeliu atžvilgių. Buvo vertintas visas kompleksas dalykų. Etikos komisija dirbo irgi labai ilgai ir buvo kelis sykius sukviestas jisai ir su advokatu atėjo ir taip toliau.
ir raštu teikė klausimus. Etikos komisija, jeigu neklystu, dirbo apie 3 mėnesius. Ką galima padaryti, kad šita pacientų grupė pabaigtų gydymą pas gydytoją Alekseičiką? Šita pacientų grupė. Aš jums siūlau baigti gydymą ribinių būsenų skyrių pas daktarą Remį. Man visiškai netinka gydytis pas jį. Aš noriu gruodį kreiptis pas gydytoją Alekseičiką. Planavau bent jau. Tai žiūrėkit, jūs, nežinau, tai gydytojas Alekseičikas gal tęs darbą kažkur kitur, jeigu jis toks aukšto lygio profesionalas. Tai... Jūs ir patvirtinote tai, kad jis iš tikrųjų aukšto lygio. Žinau, jis tikrai tęs, bet man kaip po piliečiui labai skaudu tai, kad yra atimamos teisės gydytis būtent pas tą specialistai, kurie aš rinkiuosi, o aš turiu teisę ir nemokamai. Ir nemokamai. Dar jo. Iš tų, kurie yra. O kas man gali laiduoti, kad jo nėra? Jis yra gyvas. Bet jis šiandien jūs gali gydytis rytoj, jis nebedirba šitoj. Bet jis licenciją tai turi? Taip, bet ne šitoj, bet Gal dar šitoj, jeigu nedirba, tai aš jau sakau, jūs negali dirbti su pacientais mūsų įstaigoje. Bet aš kaip kaip pilietis turi teisę žinoti, kodėl jis yra atleidžiamas. Aš jums ką tik atsakiau. Jis yra atleistas. Kurios straipsnių? Jeigu neklystu, 58 už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus. Jūs sakėt, nuolat Etikos. pažeidinėdavo etiką, bet čia pagrindinis tas dėl LGBT. Jo, na taip išeina, jo. Nuo to prasidėjo viskas, bet po to ten jo dar buvo daugiau pasisakymų ir sakau, buvo ir susirinkimas, kuris labai netiškai pasisakė. Prasidėjo viskas nuo to, bet tai nebuvo dėl vieno straipsnių ten Šiaurės Atėnuose. Čia buvo nes straipsnis, kaip pamenat, buvo, sakau, kada ten vasarą. Po to buvo prieš tai pasisakantis lygiai taip pat homoseksualus žmogus, kuris paneigė tai. Tai va, tai čia, žinau, buvo labai, kaip pasakyti, visa grandinėlė nuo to užsivedė, bet tai ne dėl vieno straipsnio. Bet žinot, aš jums turiu gerą žinią. Jeigu galima, aš ją įgarsinsiu, nes mes kai sužinojome, kad vis tik tai gali grėsti, tai mes supratome, kad tie žmonės, kurie stovi virš daktaro Alekseičiko, jūs tame tarpe ir etikos komisija, greičiausiai žmonės nelabai supranta, ką daro ir ko jie netenka. Ir mes iš tikrųjų, atidavėm tą atsakomybę, sakom, matyt, gyvenimas pats sutvarkys viską taip, kaip turi būti. Labai gaila, aišku, kad taip vyksta ir mes dar tikėjomės iš jūsų kažkokios paramos. Man irgi gaila, bet aš kaip žmogus, man tikrai gaila žmogų, aš per savo visą vadovavimo karjerą nesykiu nesu atleidęs žmogaus, kaip sakyt, už darbo drausmės pažeidimus, visai buvo, su visai susitardom kažkaip gražiuoju. Šiuo atveju dėja taip neįvyko, nors aš tikrai sakau, aš taip pat dėjau visas pastangas, kad kažkaip šitą situaciją išspręst gražių. Bet, žinot, jeigu žmogus, kaip sakau, stoja į poziciją visiškai priešingą ir visiškai neklauso nei kažkokių tai gražių patarimų, nei žodžių, nei raštų, dėja, aš kartais irgi priverstas daryti kaip vadovas dalykus, kurie man kaip žmogui yra, sakysim, skausmingi. Gerai, kad jūs pasakėte tą žodį priverstas. Ačiū, aš galvoju, kokia priešinga pozicija. Įdomu, kiek žmogiškumo tame priverstume. Tai aš dar sakau, tai yra žmogiškos emocijos ir tai, ką tu turi daryti darbe. Tai kaip sakyt, žmogiškai man tikrai gaila, aš tikrai vertinu jį kaip aukštų lygių profesionalą, būtent psichoterapijų, bet dėl jo elgesių, aš manau, kad elgesys tikrai neetiškai ir atėjo ta riba, kai to nebegalima toleruoti, nes tai pradėjo jau trukdyti visų kolektyvų darbą ir įstaigos darbą. Tai ta prasme, vėlgi, supraskit, kad pas mus dirba 300 žmonių, daugiau negu 300 ir pacientų pas mus yra kiekvieną dieną taip pat su dienos stacionaru, su psichosocialinė reabilitacija virš 300. Tai kada vienas žmogus pradeda, kaip pasakyt, trukdyti ir kolektyvui, ir visai įstaigai, tai supraskit, kad čia yra daugelis žmonių interesų.
Galėčiau paklausti. Tai aš tik tai noriu vėlgi pasakyti, tikrai asmeniškai mes labai daug metų dirbom ir tikrai, aš prieš jį asmeniškai tikrai nieko neturiu. Bet kartais susiklosto tokios aplinkybės, kad aš sakau, kada jau pradeda klausimas yra, man rūpi ne jis vienas, aš turiu dar 300 darbuotojų ir kelius šimtus pacientų. Atsiprašau, paskutinis gal toksai, ar jis turi teisę iš naujo prašymą prašyti darbą? Vedėjų vieta yra konkursinė. Nevedėjo. Tai į darbą, tai jisai... Turi teisę, be abejo. Tai jisai visada gali prašytis į darbą, bet klausimas yra labai, ta prasme, ar aš priimsiu žmogų, kuris ką tik pažeidė etiką, tai tikrai labai abejotina. Ar tu šiandien atleidęs, rytoj priimsiu žmogų. Pažeminti pareigose negalima? Tai va, tai Seimas toks. Iš vis kiek čia ką priimti. Čia Seimas toks. Tai reiškia ir čia gali. Bet šiaip direktorius pripažįstat, kad jisai savo darbą kaip medikas atlieka puikiai. Aš dar kartą pabrėžiu, kad būtent psichoterapinės, kas liečia technikas, darbą taip, bet gydytojų yra keliami žymiai didesni ir aukštesni reikalavimai, tame tarpe laikytis etikos normų ne tik su pacientais, bet ir su kolegomis ir apskritai, tai pasakyti, gydytojas yra autoritetas ir tai, ką jisai transliuoja į viešumą, tai irgi yra svarbu. Tai ta prasme, aš nelabai įsivaizduoju, kad, tarkim, ten gydytojas, kuris infektologas, kuris, sakysim, per COVID būtų aiškinęs antivakserinės kažkokias tendencijas, jisai būtų, kaip sakyt, galėjęs toliau dirbti. Arba kažkas pradėtų, Gerbiamas direktoriau, dabar tada rezumė. Daktaras Alekseičikas gali ateiti kaip gydytojas eilinis, vėl duoti pareiškimą dirbti šitam skyriui. Duoti jisai gali, bet jis po dviejų savaičių. Tai kaip ir, Teoriškai jo, praktiškai. Praktiškai tikrai ne. Žinot, čia priklauso ne nuo laiko, čia priklauso nuo to, ką jis turėjo padaryti. Gerai, bet jau čia praeitis. Bet jisai nedarys, jis gydys pacientus. Jisai parašys nieko. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad jam kas jam buvo rekomenduota apie viešą paaiškinimą, viešą atsiprašymą ar kažkaip. Taip, atsiprašymą. Žiūrėkite, aš labai už savo 50 metų. 60. Ne, kolegos, nepainiokim kelių. Ne, aš negaliu klausyti, man jūs jau vertinate. Ne, aš noriu pabaigti. Aš noriu pasakyti, jeigu aš dirbu gerai, bet kuris iš mūsų, ar ne, bet mes padarom kažką, visiems pasitaiko, elementarūs dalykai, ar ne, kaip aš sakau, važiuodamas mašiną užkiši ten dar kažką, taškai žmogų važiuodamas. Tai nereiškia, kad tu esi blogas, bet tu išlipi ir atsiprašai, ar ne? Atsiprašyt, ko jisai turėtų. Aš tai norėjau jums pasakyti, Ignai, kiekvienas žmogus grįžta jūsų sąžinės, nes jūs parašiuką uždėjot. Arba kuris nusižudys dėl neteisingai skirtų vaisių. Ne, palaukit, Hebra. Čia yra klausimas gyvybės ir mirties daugelį žmonių čia esančių. Ir ar galima ar negalima, jūs tą etiką galite vienom vietom susikišti. Bet jeigu jūs taip mąstot, mes ir atsakysim. Ignai. Prieš tą, kuris dangui, pamatysim. Mes labai atsiprašom, mums laikas įprašom. Aš tikrai noriu dar vieną.